vaikučiai. Dabar kaip per stebuklą mano 2 mergaitės užmigo ir tuo pačiu aš turiu jau prikaupusi nemažai siuntinukų, tai galvojau atidarysiu su jumis per šias minutės laisvas. Paimsim šitas gražias žirklutes ir bandysim atidarinėti. Didžiausia gal paliksim pabaigai ir pažiūrėsim, kas tuose mažuliukuose yra. Tai pirmiausia, gal šitą pažiūrėkim. Rašau handicraft. Kas čia yra? Čionais yra vėl segtukai. Dar daugiau segtukų. Ir tie iš AliExpress čionais, kiek atsimenu. Tokie visai gražus. Man atrodo, apie svarą kainavo kažkur. Čia jų yra 8-90 segtukų. Pažiūrėsim, kokia kokybė. Visai tokie nieko. Tokie mažučiai. Su drugeliais. Visai patenkintų šitą. Žiūrėkim, kas čia. Dar segtukų. Visi segtukai vienu metu gerai. Tokie va. Mano mergaitei poniai labai patinka. Čia jau didesni. Tokia iš gumos padaryta, matosi, ir priklijuota prie segtuko tiesiog. Visai gražus tokie. Bus į kolekciją.
atradimas. Jisai kainavo svaras. Tiek atsimenu. Toks. Aš tikėjausi, kad čia bus į dėžutę įdėta, bet čia taip. Dabar populiarūs labai tie Lego tokie maži rinkinukai visokie. Vaikams iš serijos Friends. Na, pažiūrėkim, kaip čia daug. Čia yra, man atrodo, ne originalus Lego, bet detalės atitinka kaip Lego. Žodžiu, tik tai tiek, kad nėra užrašyta Lego. Čia va turėtų būti Lego, tai vietoj to yra kinietiškos raidės tiesiog uždėtos. Pažiūrėsim, kokia čia jau kokybė yra. Čia yra pakelis. Viskas normaliai atrodo. Normalios detalės. Ir pigiai kainuoja, sakyčiau, visai apsimoka va tokius pirkti iš AliExpress. Kas jau čia žino, ar čia Lego, ar čia kas čia. Išimsiu biškiuko pažiūrėti tas detalės, kaip jos čia atrodo. Na. Čia vat yra mašinytė, kadangi buvo labai pigiai, aš kaip per daug ir nesitikėjau, dėl to užsisakiau vieną pažiūrėti, kaip atrodo. Tai reikės gal daugiau tada užsisakyti, kad taip pigiai. Normaliai. Čia tokia. Bet viskas čiki. Visos detalės. Visai normaliai. Dabar toks eksperimentėlis. Palyginsime juos, ar jie tinka su tikruoju Lego. Va, sugrįžom. Šitoj dėžutėje yra mano dukros visokie legoliukai, Lego. Tai va, originali detalė, ant kiekvieno to rašo Lego. Jeigu matosi čia. Tiesiog yra parašyta Lego. O ant šito nieko nėra tiesiog. Ir žiūrim, ar detalę. Nu, visai normaliai. Paimsime gal šitą tokį. Uždėkime kur nors. Viskas normaliai. O atradimas. Nebereikės jokių man originalių Lego. Pirksim padėlkas. Ir kaina kokia
nedidelė. Man atrodo, tas pakelis svaras. O čia parduotuvėje tokie mažiukai rinkinukai, gal po 3, po 4 svarus. Tai sakyčiau, apsimoka. Tikrai. Apsimoka, tikrai apsimoka. Čia žmogiukas. Mergaitė. Irgi rankus. Tikrai kokybė visai gera. Gera kokybė tikrai. Ką, dėsim tą rinkinuką prie dukros. O gal aš ją įdėsiu pats gerai atgal į pakelį, kad jai būtų toks kaip siurprizas. Na, va čia dar vienas paketėlis. Čia, kad nekirpčiau niekur. Dar segtukų. Nu, aš segtukų turėsiu belė kiek. Man jau labai reikėjo. Va, čia šitie po svarą kainuoja. Tas svaras ir šitas svaras. Tai čia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Palauk, nebeatsimenu. O gal svaras visi 20? Ne, man atrodo 10. Vat neatsimenu. Nėra jie puikiausios kokybės, bet išsimėtoja labai greitai. Savo darbą jie gerai atlieka, taip pat rekomenduoju iš juos pirkti. Gražus su boružėm. Labai tokie gražus. Apsimoka. Na, o mūsų didžiausiam paketėlį. Aš jau žinau, kas yra. Žinau. Ir tuoj mes atidarysim. Šis labai laukiau. Norėjau pažiūrėti, kas ten yra. Dar čia yra. Užsisakiau iš eBay. Himalayan 5
Salt Rock Crystal Candle Holder Healing Ionizing Tea Light. Čia yra Himalajų ružavos druskos, uolos, kristalinė, kaip ne lempa, bet žvakių laikiklis toks. Aš skaičiau apie juos, apie tokie yra lempos tokios, įvairių kainų yra, tai jos padeda išvalyti orą namuose. Kai jas pajungia, o kokia sunki. Pirmiausia, išpakuosiu. Parodysiu, kaip jinai čia atrodo. Labai sunki. Himalajų druskų lempa. Čia yra tiesiog druska. Nagi. Aš pirmiausia, mes ją uždegsim. Čia turiu žvakučių. Aš dabar paskaitysiu jums šiek tiek informacijos, kas tai per lempa yra. Va, čia jau visokių būna, visokiausių. Čia yra žvakiai laikiklis, o yra lempos, tiesiog į elektros tinklą jungiasi. Čia, vat, pavyzdžiui, kainuoja lietuviškai, čia 2-3 kg 11 eurų. Paskaitysim. Va. Iš Himalajų druskos lempos sukuria neigiamo krūvio jonus ore.
tarša ir elektros įrenginiai sukuria teigiamo krūvio jonus, kurie įtakoja oro kokybę ir gali būti žalingi mūsų sveikatai. Naudodami Himalajų druskos lempas galite pakeisti neigiamų jonų krūvį savo aplinkoje ir išvengti psichinės ir fizinės elektros smūgio žalos. Taip, neigiami jonai susiriša su teigiamais ir juos neutralizuoja. Neigiami jonai susijungia su teršalais ore, tampa sunkus ir nukrenta ant žemės, taip mes jų nebegalime įkvėpti. Palyginimui, neigiamo krūvio jonų ore prie jūros ar krioklių yra iki 10 000 kubiniame metre, o mieste piko valandomis vos 100 neigiamų jonų kubiniame metre oro. Himalajų druskos lempos daro teigiamą poveikį sergantiems astma ir alergijomis. Taipogi buvo atlikti testai su Himalajų druskų lempomis. Tirti hiperaktyvūs vaikai su miego ir dėmesio koncentracijos sutrikimais. Po pirmos savaitės simptomai ryškiai susilpnėjo, o pašalinus lempą vėl grįžo į pradinę būseną. Yra teigiama, kad šių lempų naudojimas ne tik palengvina mokymąsi, pagerina protinius sugebėjimus, bet ir atneša gerovę į namus. Lempų spalva sukuria jaukią, šiltą ir ramią aplinką. Hendel ir Ferreira knygoje Water and Salt yra teigiama, kad dėl Himalajų druskos lempų išskiriamų neigiamų jonų pagerėja imunitetas, budrumas, dėmesingumas, darbo produktyvumas, padidėja plaučių tūris ir atsparumas peršalimams ir virusams. Taipogi palengvina sinusų, migreninius, galvos skausmus, alerginės būsenas, kas įtakoja retesnius astmos priepuolius. Neigiami jonai greitina nudegimų gijimą, įtakoja serotonino lygį kraujyje, stabilizuoja alfa ritmus, teigiamai įtakoja mūsų reakcijas į jutiminius dirgiklius. Šitą lempą man kainavo 5 svarai. Pati pigiausia eBay. Bet čia ne lempa, o bet man pavyzdžiui su žvakė netgi daug jaukiau, bet su lempa būtų saugiau prie vaikų. Rašo, gydytojai pritarė, kad Himalajų druska yra švariausia planetoje ir naudinga sveikatai. Milijonus metų žemės paviršiaus slėgti druskos kristalai yra tobuliausios geometrinės struktūros. Jie labai dera su mūsų kūno vidinė veikla, nes Himalajų druskos kristalai yra beveik identiški elementų, kurie randami žmogaus organizme rinkiniui. Yra 84 mikroelementai iš galimų 92 ir jų santykis toks pats kaip mūsų kraujyje. Himalajų druska gali būti naudojama pasigaminti mineraliniam vandeniui, tiesiog ištirpinant nedidelį kiekį šaltinio ar išvalytame vandenyje. Ištirpinama karštame vandenyje vonioje ne tik malonu, bet ir sveika. Sumaišius su eteriniais aliejais pasigaminti prabangų šveitiklį, taip pat valgiui